Blinkevičiūtė yra sakiusi, kad jeigu dar tikim, kas sako, kad neis su Nemuno aušra į koaliciją. Kas čia atsitiko? Aš niekada nesu to sakęs ir siūlomas You sure about that? You sure about that? X faktorius Nemuno aušra, ar nėra net teorinės galimybės, kad jūs vis dėlto į koalicijos sudarimą pakviestumėte Remigijų Žemaitaitį? Mes nepageidaujam Nemuno aušros koalicijoje dėl daugybės priežasčių. Bet didesnė problema yra vis tik tai Remigijaus elgesys, aš jį pažįstu daug metų. Na ir tas elgesys, kuris dabar šios rinkiminės kampanijos metu stebina ne tik Lietuvą, bet ir tarptautinę bendruomenę. Kas jeigu ne Vilija? Vilija geriausia. Vilija geriausia, bet ji kalbėdama apie planą B, sakė, kad plano B dabar nėra. Negirdėjau šitos dalies. Girdėjau, lyg tai sakė, plano B nėra. Plano B, jeigu sako partijos pirmininkė, jeigu plano B nėra, reiškia nėra. Atkreipiau dėmesį į žodį dabar nėra ir dar paskui buvo viskas nusukta į antrąjį turą. Ar tikrai nėra plano B? Aš tokio nežinau. Meluok, tikėti neverta. Aš suprantu.